Jaudinusi šiandieną iš tikrųjų, nesu tokios labai pačios geriausios formos. 8 ryto buvo reidas mano namuose, įsiveržė plikagalvis Davidas Maconka. 9 ryto. Aš nebuvau dar namuose, čia Stonkus pasakoja. Stonkus Patriusikas vaikšto oknas, supranta, kas vyksta, nes buvo mantas į Londoną išvažiavęs NFL žiūrėti. Tai klausiau, sakau, ar patiko Stonkautas NFLs 3,5 valandas, blėt. Lakstu paugė 100 vyrų kamuolį mėtus, 3 sekundės pabėgu, sustabdu. 3 sekundės pabėgu, sustabdu. Nežinot, kas dar buvo? Tenai, Topinis. Stonkus, Topinis, Kotleris, matyti, jau konservatoriai sumokėjo už visą kelionį. Nu, dabar žinot ką. Važiuojam į paštomatą. Nes man po praeitos laidos su manim susisiekė, tiksliau, ne su manim susisiekė, Stonkui parašė, ne man. Parašė, sako, matėm, kad Vytautas apie Stasio kepyklėlę, šitą rūkyklėlę labai daug juokavo. Nu, kur sakiau praeitoje laidoj, kad apie tualetę, kad dešaras rūko. Nu va, žodžiu. Tai jie man atsiuntė dešrų. Važiuojam pasiimti ir išmėginti. Mes važiuojame į trumpąją pirmąją tokią, galima sakyti, Vytauto šou išvyką. Šiandien važiuoju į paštomatą pasiimti Stasio rūkyklėlės produkcijos. Tik dabar turim šituos aplenkti. Greičiau, kad tik tai saugo galvą. Va, tai atvažiavome į paštomatą. Tikiuosi, kurjeriai nebus supisę dešrų, nes tie tai, kol atveža, viską gali supisti. 841405. Net nereikėjo mokėti pačiam. Mėsytė, kaip vasaros diena. Kaip skaniai kvepia iš tikrųjų. Dėt kump, gausite jūs, važiuojam namo valgyti. Gal reikia nueiti juodos duonos nusipirkti. Bet aš nenoriu, Maksimai, aš Lidlo žmogus. Gerai, gal galim pažiūrėti, ko čia yra ištraukta, Davidai. Pažiūrėkim, kokių dešrų. Atsidaro gražiai, čia kaip influencer, dėžutę atsiuntė. Man atrodo. Aš šiaip Vytautas yra influenceris, kai jau nemokamai daiktus jam siuntinėja. Aš sakau, jeigu gal reikėtų daugiau išpizdavoti dalykų, pavyzdžiui, BMW ir gaidysnę mašiną. Nu gerai, norite rodyti kitaip, atsiųskite vieną. Jūs nevalgykit, bomžiukai, du tenai jau krapšto, su dantim įsikibę. Gerai, viskas nebefilmuok, čia man Stonkaus namai. Kaip ir minėjau, darysime ragavimą. Turime jaučiaus bybį. Čia tikrai yra. Čia yra šalto rūkymo kiaulienos nugarinė. Žinai, kas man yra gaila, visus, jeigu bus skanu, aš prasipjausiu visus ir paskui jie sudžiūs ir reikės vis suvaišinti, tai aš nenoriu. Ragaujame jaučiaus bybį. Gerai, na čia kaip ir aišku, šalto rūkymo kiaulienos nugarinė, čia yra šalto rūkymo kiaulienos kaimiška dešra. Apa, peiliai kokie. Nu tikrai rūkyta mėsa. Primena rūkytą mėsą labai. Jaučiaus bybis. Pjauname, kad pažiūrėtumėme spalvą. Jautukas, kol pjaunu, sako, ai, kaip skaudžiai. Kokio amžiaus? Pats skaniai. 4. 3. Bišk tokie per kieti būna. Nu 5 per minkštį. Gerai, vyra. Žiūrėkit. Turiu pasakyti, kad vieną geresnių mėsyčių, ne? Žiūrėk, labai skani. Kaip taip tualetę išrūkyt? Aš nesuprantu. Nu, esu šaunuoliai. Visi rūko rūkyklose, jūs lauko tualetę ir taip skaniai pavyks. Tai įsivaizduoju, kas būtų, jeigu Stasy nelauko tualetę. Siūsim, bet šiaip tai tikrai. Tokį prie televizoriaus, prie žalgiriuko pasipjausit. Norit dar, ne? Norit, aišku norit.
valgom, nes čia tikrai mūsų šitos namuose ponai nevalgo tokių kaimiečių maistų. Gerai, pradėkim. Stasy, ačiū tau, labai skani buvo išpjovėlė, tikrai matosi, esi geras žmogus, ten, kur du liūtai gyvena, net ir Šilalės krašte. Ačiū, kad atsiuntėte. Aš truputėlį taip galvoju, kad mes galim pavirsti į Poličiudės laidą, kur siunčia kaimiečiai savo produkciją, dabar rašys Reginus kopūstėliai, dar tokio nevalgėte. Tada koks nors ten Algimanto agurkėliai. Tada prasidės Svetlanos, kas gali būti Svetlanos, barščiai kokie nors. Barščiai, Svetlanos barščiai. Tokį, su rundunduliais, su gabaliukais. Nesiūskite, nebesiūskite mums, ne, norit siūskite, neuždrausime, bet Stasy, tu esi šaunuolis, gal net ne Stasys, Stasio žmona, man atrodo, nes Stasys, aš įsivaizduoju, sako, nusiūskėm Vytautui, skanu dešu, pašu, tegu užsipestas tonkus, tegu užsipes, nahui, aš jau nam turiu siūsti šio, nu, aš nusiūsiu, pamatysi, kels, gal pareklamuos, tai... Bišk pareklamavom, tikrai labai skani mėsa. Viskas, užteks tau dėmesio, Stasy. Mes grįžtame į Vyto šou. Vyto šou tai yra tokia laida, kurioje mes kapstomės po Lietuvos internetą. Internete ten galima rasti įvairiausių dalykų. Nuo puikių straipsnių iki socialinių tinklų kūrėjų. Nuo socialinių tinklų kūrėjų iki socialinių tinklų padugnių, nuo socialinių tinklų padugnių iš viso planktono socialinių tinklų dugno. Daug ką apžvelgiame, daug ko neįdedame. Tik aš noriu pasakyti žmonės. Tie, kurie neturite humoro jausmo. Čia nėra patyčių laida. Tai yra laida visuomenės veidrodis. Jūs mums duodat, mes pažiūrim. Mes reaguojam. Jūs irgi gulite prie lovoje, skrolinate, rodote savo draugę ar ten draugą. Žiūrėk, tas kurva lochas koksai. Arba žiūrėk, man tai tos Karolinus lūpus nahui kaip nenatūralius atrodo. Sakote taip. Tai čia nepatyčius. Nepatyčius. Čia ką kelia, į tą reaguojam. Tai ir mes lygiai taip pat į ką kelia, į tą ir reaguojam. Čia Vyto šou. 3 epizodas. Važiuojam. Aktualijos. Ne, nu kaip ne, bet to pidastiškų veidelių. Iš karto. Negalime šito žmogaus neturėti savo laidoje. Gražulis sako, rinkimų agitacijos metu sulaukė Žemaitaičio komandos narių smūgių. Moralinių smūgių, ar čia priejo, ar pas mus jau antiek yra kultūra nusiritusi į paraštas, kad jau žmonės veidus trankusi. Agitacijos rietavo turga. Nu, Petrai, juk yra Gariūnų turgus. Ten gali rasti vatnikų ar ten kažkokių homofobų. Yra dar, nežinau, koks nors turgus, važiuok į Gargždus, kur tavi ten myli. Nu dabar atvažiavai ir tau, juk eini, šūkauji, juk tu galvoji, žemaičiams patinka, kad tu ten. Jau Žemaitaitis yra, jau žemaičiams nepatinka. Dar tu čia atvažiuoji, Rietavo turgaus, čia mes, Šilalis, mėsytę pardavinėjame, kur du liūtai gyvena. Čia beje, Rietave irgi du liūtai gyvena ant įėjimo į parką. Dabar ateina Petras Gražulis ir pradeda reikalą. Žemaitaičio partijos nariai dalino savo reklamą. Jie kažką tarpusavėje pasikalbėjo vienas prie manęs. Aš galvojau, kad tik tai pasikalbėti eina, bet gana stipriai trenkia į veidą. Matė kolegus, matė kiti žmonės, matė kolegą iškvietė policiją. Remigijus sako, niekada nieko taip nebuvo, čia viską meluoja. Kai du didžiausi Lietuvos melagiai viens kitą kaltina, kad meluoja. Čia yra Inception. Galėtų kitą filmą pastatyti Hollywoodas, kur Leonardo DiCaprio vaidintų Gražulį, o Žemaitaitį vaidintų šitas, kas galėtų Žemaitaitį vaidinti, kas čia tokio gražumo yra. Bradas Pitts, biški, ne, reiksiu grifkutika būtų toksai. Jim Carrey, tas, kur yra išbukęs ir bukesnis. Vas tą pačią šukuoseną. Geriausias dalykas yra. Žinot kas? Kad Petras Gražulis yra vis tiek bachūras. Neparaš pareiškimų. Ir sako, poch man, atleis. Blem, Petrys kiets ir. Aš jaučiu, Petrys atvažiavo. Gali būti, kad Petras dabar pradės visus iš Briuseliaus vežtis, agituoti Rietavo turgų. Įsivaizduok, Viktoras Orbanas vaikšt po Rietavo turgų, visi kiti pašlemiekai.
jeigu norit pasitikrinti, kaip jūs tauta myli ar nekenčia, važiuokite Rietavo turgų. Vieni gali laisvai reklamą dalinti, kitus mačiau su ilgais plaukais Romus nealkoholinis Dambrauskas irgi dainavo, irgi sako, jung nahui tą savo kolonkį. Paskui išsijungi, o dabar Petras atėjo, Petras gavo į dantis. Rietavas yra kaip Floridos valstija Amerikoje. Kraštutinumai. Ir ten uraganai vyksta visada. Kita naujiena. Kas čia tokie dabar yra? Bolt. Taip. Kurjeriai, pavežėjai ir kiti darbuotojai iš užsienio turės klientus aptarnauti lietuviškai. Dabar jau nebegalės atvažiuoti užsienietis ir sakyti, aš, pavyzdžiui, negaliu užsisakyti uzbekiškus virtuvis, nes matyt, kurjeriui taip namų kvapas būna. Žinai, kur jisai, nėra niekada atvežęs pilną, kad būtų šašlikų porcija. Na, žiūriu, to šašliks vis tiek vienas yra nuimtas. Iš gruzinus užsisakiau, jau kur važiuoju, jie filmuoja tuos reelsus, kur ten. Gal ir gerai, kad lietuviškai visi šnekės, nes bus žymiai lengviau susibendrauti, nes dabar ir nams Stonkaus, ir gatvė. Nedaugiabučių nieko. Išsikvieti kurjerį, tas miški kurva vaikšto, kaip raudonkepuraitį su pintinį. Skambini, tu matai, sakai, ateik į namus. I don't speak Lithuanian. I don't understand where is your house. Sakau, ateik čia. Ir aš tada jam turiu sakyti, don't go to the forest, there is babaužiai gyvena. Geras įstatymas, aš suprantu, kurjeris, taip jiems gali kilti iššūkių, bet nesat jūs vieninteliai gerbėmieji kurjeriai, kuriems kyla iššūkių dėl jūsų kalbos. Jūs galvojate, į mane žmonės toleruoja Vilniui? Kai aš va šitą kalbu? Kai aš ateinu į kebabinę ir užsikau, duokite didelį kebabą su cibulėmis, kaip žiūri mane? Kaip į uzbeką kurvą. Sakau, duok su cibulėmis, neduodu, kraip Svetlana galva. Sakau, iš kur esi iš naujojo dėlio, kad to galvą kraipai? Nepanimaju pa Žemaitovskijai, sako. Gerai, kada žemaičiams neliepi daryti YouTube laidų pilnai literatūrinį kalbą. Kur mūsų Lietuva eina? Ką būtų Gediminas darys? Kaip Gediminas didysis kunigaikštis reaguotų? Čia prirašė laiškų, atvažiuokite visi užsieniečiai, pirkliai, po 5 dienų, ne dabar lietuviškai gali tik tai aptarnauti mums. Įsivaizduoji, kas čia Stasio rūkyklėlė? Žiūrėk, aš dabar tau parodysiu. Žiūrėk, rask 2 skirtums. Nu, kai merginos taip dešras vaidina. Pirmą kartą Lietuvoje seksualumo fetišų ir BDSM festivalis sieks mažinti skyrybų skaičių. Sieks didinti, man atrodo, Stasio rūkyklėlis apyvartą. Įsivaizduok tokį, atein pašikti tūliką, pastasį. Ten, kur pakabinti bobų tokia į punčiaką įvilkta dūmais, nupūsta visą. Gulti 4:20, bleizit. Ko tu čia, ble, darai? Aš čia, kad skyrybų mažinčiau kiekį Lietuvoje. Vilniuje vyks, tik aišku, ką Vilniuje, Šilalėje arba ten, kur du liūtai gyvena, tokių nevyks. Pirmais Lietuvos istorija King Fest. King Fest. Skirtas fetišų BDSM. Kas yra BDSM? Kas yra BDSM, Davidai? Pasak rengėjų, festivalių tikslas ne tik provokuoti ir kvestionuoti visuomenėje įsigalėjusią seksualumo tabu, bet ir mažinti skyrybų skaičių. Lietuvoje rašoma organizacijoms pranešime spaudai. Man atrodo, pas mus Šilalėje, kažkur aplink Šilalę, aplink Kretingalį. Pirmasis BDSM festivalis Lietuvoje. Ką padarė? Uošk iš Dolkien. BDSM festivalis. Nu, linkime tikrai daug sėkmės jums. Aš man šitą skyrybų sumažins kiekį. Nežinau, o jeigu Lietuvoje statistika kartais pasikreiptų į gerą pusę, žmonės 50% porūną bei išsiskirtų, aš sakyčiau, kiekvienoj mokykloj, kiekvienoj pradiniai mokykloj, kiekvienam darželį reikėtų po tokį kumpį pakabinti. Gražiai. Bet ir tikrai, tik tai kumpis aptrauktas su punčiak.
Dedamės mes jaučia ausines, jau aš matau bus. Labai gerai pasirodė paskutinėse debatuose, palaikau tautinių susivienimų. O, Vytautas Sinica pas mumis vėl Sakote, politikas. labai gerai pasirodžiau paskutiniuose debatuose. Ne, čia ne Vytautas Sinica, čia yra balta lietuvis. Susivienimo sąrašo numeris 2, tai kad ne aš ten buvau, pasižiūrėkit jūs tik tai, kas netoks buvo, į mane labai panašus žmogus ir aš jau jums bandysiu jį parodyti. Va, žiūrėkit, va šitas žmogus yra labai panašus į mane, jis dalyvauja rinkimuose, o aš nedalyvauju rinkimuose, o jis yra Vytautas Sinica. O, dabar va matosi. Bet iš tikrųjų Vytautas Sinica yra panašus su balta lietuviu. Aš dar kas palauk. Kitoje laidoje, man atrodo, kur irgi apžiūrinėjai visokius memus, buvo dar įkelti ir Kaščiūnas gal dar buvo, man atrodo, įkeltas, pa šitą špoldemikį. O kas yra su balta lietuviu, jisai tokį turi, jis pradeda sakinį, sako, bet kokį žodį, nežin, kur jų mintis eina, jis aš, ne, pastebėjai. Kodėl man žmonės sako, kad aš esu panašus į Vytautas Sinicą? Aš nesu panašus į Vytautas Sinicą, jis kablelį nedada ir taškų nedada pas save žodžiais. Jeigu jūs norite žinoti daugiau apie mano politinės pažiūrės, siūskite man daugiau klausimų. Ačiū jums labai uždėmesį, jeigu nenorite, nesiūskite man daugiau. Tai aš norėčiau perduoti baltą lietuviui didžiausius sveikinimus su turinio kūrimu. Man labai patinka, kaip aš kaip Vytautas vidutinys esu tikrai man vienas didesnių influencerių ir man viena didžiausia neteisybė, kad balta lietuvis darė sporto, fitneso turinį, buvo pradėjęs daryti ir nutraukė. Nes aš jau mačiau MyProteinas taip už galvos susijėmi, sako, pizda, va dabar bus kodas balta lietuvis, minus 80% nuolaidų, jau norėjo duoti kontraktą. Sveiki visi, šiandien ragausime vien proteininių kokteilių. Įsivaizduoju, čia ir nuostabiausia, ką galėtų pasiūlyti. Ir toks balta lietuvis po metų išlenda, ript, kurva, visas toksai gražuolis. Išsiskiria su OG Veršin Karolin, su balta lietuviu pradeda draugauti. Balta lietuvis nusipirks BMW irgi, ne NBA numeriai, o LKL. Nes balta lietuvis. Taip, kas čia atsitiko? Žmonės šokiruoti. Kas buvo? Vilniaus Rotušės aikštėje puošiama kalėdų eglė. Jau viršūnė. Rudenišką spalio 5 dienos rytą ėmė žaibiškai plisti Vilniaus aikštėje užfiksuoti vaizdai. Rudens peizažą ruošiama kalėdų eglutė. Pašol nahui Benkunską, iš tikrųjų, yra kažkokios ribos. Tai nenupuoškime visai tų eglučių. Tai gal išleiskim konstitucijoje, pakeiskime įstatymą, kad prezidentas turi būti visada apsirengęs kalėdų seneliu. O Dianas neguoli. Visą laiką tegu jie būna. Tai mes jau esame kalėdų šalis. Ne Joninę švęskime. Švęskime vasaros kalėdas. Nešvęskime, neturėkime vasaros atostogų. Visą laiką tegu būna kalėdus Lietuvoje. Eglutis puoš. Per vaikų gimtadienį irgi nektortą pjaustam, puošim eglutį. Visą laiką eglutį. Delfi primena, jog tradicinė sostinės kalėdų eglė bus įžiebta lapkričio 29. Pašol na. Jėzaus gimtadienis yra. Kada palauk yra? Gruodžio 25 dieną. Dabar tu įsivaizduok. Jie jau pradeda ruoštis, tai draugelių gimtadienis būdavo už mėnesį, čia kaip 12 klasėje pinigus jau pradeda rengti prieš mėnesį rinkti, metamės po 10 litų pirksim šnapšis riešutų apvalkaliukę, geltonų multivitaminų sulčių ir melioninis šnapšis ir pasiimsim pirti 29 žmonės, tada 15 apsivems, 4 išvažiuos namo pačios tos, kur nieks nenorėjo jų kviesti, ir tada po pirmos atvažiuos 4 marozai ir supizdins likusius tie, kur neapsivėjami dar yra. Kalėdų eglutė turi būti puošiama gruodžio 24 dieną. Kaip apdovanojimas po viso supisto gruodžio mėnesio, kada yra didžiuliai kamščiai, kada visi lėkia, dovanas perka, kada tu jau kurvan lauki, kad tos kalėdos greičiau praeitų, kad greičiau pasibaigtų. Aš atsimenu, pas mumis gruodžio 24 dieną puošdavom, tėtis išeina į mišką, parneša eglę nukirtis iš miškelio. Ne jūsų pisalas tais laikais ir vaikus muždavo ir eglis
kirzdavo miškuose. Tokie laikai būdavo. Ir tu visą dieną užsidarys kambarį, nes mama nervuota. Išnešk į balkoną kisėlių. Atsimeni, rėkdavo. Eik į sklepą parnešk slovikų. Eik į parduotuvę nubėk. Visą dieną rėkia ir staiga viskas jau paruošta, kas kisėlis atvėsis, jau silkės mirda, visi namai, rūbai įsigė ir viskas silkės mirda. Ir tada sako, nu einam po šitą glutę. Įtraukite sovietinius žaisliukus. Vatat plėšai, atseit sniegas. Tos narglis dedi tokius 60 metų senumo, kur ten iššvina tik tai pakabinti. Bet va ta kalėdinė dvasia būdavo. Į mam su tečiu nesipykdavo tada kažkaip. Ir gyvuliuką išnekėdavo. O dabar, ką ta gyvuliai turi jausti? Dabar tu įsivaizduok gyvulys. Asilai. Asilai. O, kas? Asils atsisakė. O, ką? Sako, jau mums reikia pradėti šnekėti. Aš nebuvau. Ir taip nustojus. 7 ekspertai pasidalijo, kokia alga šiuo metu laikoma gera Vilniuje, o kokia kitose miestuose. 7 ekspertai. Kur man girdėti 7 ekspertai? Ekspertai ar tik nebus iki metro ūgio? Šiuo metu Lietuvoje vidutinis atlyginimas siekia 1346 eurus. Atskaičius mokesčius, o jei vertinsime tik Vilnių, 1524 eurus, rodo valstybės duomenų agentūrų statistika. 7 ekspertų, ekonomistų ir darbo rinkos specialistų paklausime. Ekonomistas, darbo rinkos specialistas, snaudalis, čiaudalis, niurzgalis. Tai mes pasirodo esam valdomi mažųjų ekonomijos mikštukų, kurie sprendžia, kokie atlyginimai turi būti Lietuvoje. Ir pagaliau mūsų konspiracijos teorija, kad žydai ir konservatoriai valdo Lietuvą, yra sunaikinti, nes netgi mūsų mainstreaminė žiniasklaida jau išdavė, kad yra nikštukai. Ar 1524 eurai jums yra daug? Man taip. Jums tikriausiai tai nėra dideli pinigai. Bet aš, kad gerai gyvenčiau, norėčiau gauti atlyginimą 1524 eurus, bet gyventi Kretingalį. O su Kretingalį sutiekia eurų. Aš galėčiau seniūnui, va taip, bibį rodyti visą laiką, pravažiuodams pro seniūnijos langus, tai pip, pip, sėdi seniūnas su štuka 200 per mėnesį, nelaimingas. Vilniuje štuk 500. Aš manau, kad jie gauna 200 eurų, beveik 200 eurų. 222 eurų. 2. Kas yra snieguolė Lietuvoje, tu klausai? Man atrodo, kad snieguolė yra keičiasi kas 4 metus. Dabar buvo Šimonytė snieguolė. O artėja didžioji ragana. Ragana. Žinot snieguolis istoriją? Ragana. Ką padavė snieguoliai? Obuolį. Obuolį. Įdėk čia Blinkevičiūtės nuotrauką prie obuolių. Jūs pamatysit, kiek jinai turi įtakos ir galius. Tu įsivaizduoji, man atrodo, ten buvo 141 apnuodytis obuolys, kur jinai gulėjo. 7 nikštukai, visi iki metro ūgio. Aš nežinau, bet man atrodo Dominikas Vaitekūnas ir vienas iš tų nikštukų, kurie sprendžia ekonominis problemas ir prognozes Lietuvoje. Taip kad laukiam, pažiūrėsim, kas bus po šių rinkimų, o lauk liko labai jau nebedaug. Gerai, Antanas Nedzinskas. Jis pasirodo dar yra žmogus aktyvus ir socialiniuose tinkluose. Rašo, jau spalio 13 dieną tikiuosi jūsų palaikymo Seimo rinkimų. O vėl jisai bando į Seimą ateiti. Antaną, tai aišku, kad socialdemokratų partija. Palauk, Antanas yra buvęs su Valinsko, ne partija, su Valinsku buvo šitose pataikęs į Seimą. Gerai, aš pasakysiu taip, imti Antaną į savo partiją ir sukurti tokią dainą Antanai, kai jisai pats dainininkas yra. Nu čia tas pats, kaip Giovannis ima senas 90-ųjų dainas
gali būt, gali nebūt. Toks, žinai, kur gali pavyks, arba bus labai gerai, arba nepavyks. Bet dabar atkreipkim dėmesį, kad Antanas ateina ne kaip pajuokos objektas, ne kaip koksai paprasčiausias politikierius. Atkreipkite dėmesį į jo 87 numerį. 7 kaip Jameso Bondo numeris. Ir jis užsidėjęs kostiumą. O žinot, kaip Jamesas Bondas elgėsi su savo moterimis? Jos ar ten šnipi didžiausia, ar kokia nors jau bet kokia nuodytoja, ar rusų šnipi. Jos visas nenusileidžia Antanui. Tai manau, kad gerbiamoji partijos vadovė irgi nenusileido Antanui. Ar tik neturėsim Antaną Nedzinskį, bus mūsų Monika Levinski. Antanas Nedzinskas teisiamas už dėžės valgymą. Dėžės valgymo skandale įsivėlęs Antanas Nedzinskas. Paklausom, dainos. Mes iššausim Šampano. Bet man atrodo, Antanas eina į kačialką. Pažiūrėk, Antanas eina į kačialką, bet dirba tik tai čia. Ant sprando ir ant kaklo. Turim mes juk už jį pakovoti. Už ką? Už Antaną. Kaip senoliai kovojo Kare, aš nemoku ištarti ir badaudosis visada Čia Antanas šneka kaip toksai 6 ryto dar ant bangos, kur sėdi. Kopose ir jaunuos išsikišusi yra, bet kai bandai pist, bet jau byra atgal. Antanas. Už socdemus mes Šiaip gražiai turim dainuoja Antanas, balsuoti, bet tikrai gražiai reitinguoti Antaną juose. Numeris sąraše jam paskirtas, jo pamiršti tikrai negali. 87. Įrašyti jį turi. Man patinka, kaip jisai gražiai padarė, šiaip tokia. Tekstas labai paprastas yra. Realiai yra balsavimo instrukcija, bet padarė dainą. Tai įsivaizduoju, nusipirki dulkių siurblį ir gauni kompaktą. Įsijunkit Dysoną šiandieną ir įkiški laidą rozetin. Ir tada braukiki per kilimą ir surinki visus nešvarmus. Pizda, kai būtų gerai, ane? Arba nusipirki popkornų, pasiėmi popkornus, ištrauki kompaktą, įsidedi ten dainuoju. Įkiškit mikrobangiai minutę, arba 2 palaikykite ten. Kol maišelis jūsų išsipūs, nelaikyk per ilgai, nes jie žus. Popkornai, užsidėk tų prieskonių bet kokių, gali valgyti su pirštais, tik nenusidegink tu jų. Gamta. Įsiplėskė audringas ginčas tarp Vaido Baumilos ir realybės šou nugalėtojo Livijaus. Nesutarimų priežastis neeilinė. Konoras Makgregoras iš Livijus yra toksai, ne? Biškė, Livijus čia kokią laimėjo realybės šou, ne? Žinau, YouTube. Gerai, dėl ko jie susiginčia? Aišku, manau, kad bus arba dėl orientacijų ten, ar dėl LGBTQ teisių, arba bus, aš tik sakau, dėl ko gali ginčytis 2 suaugę vyrai. Kokia gali būti tema. Tai dėl mašinos, kas geriau Audi ar BMW, tai gali būti, kaip ir sakiau, turi teisę gyventi, vien sako, o kiti sako, negalima vadinti gėjų taip. Tada čia 2 skirtingi poliai. Tada dėl skiepų dar gali susiginčyti, bet jau toks gal praėjęs trendas, ane? Žalgiris Rytas, jo. Ir viskas, čia toks pagrindinis tema. Yra dar, bet čia labai nišinė tema. Darišas ar Kšištofas, kuris panašesnis į Lavrinovičių. Bet čia jau toksai labai nišinis. Gerai, savaitgalį YouTube platformoje po projekto ne viskas įskaičiuota apžvalga kilo audringa diskusija tarp projektų nugalėtojų Livijaus Misiūnų. Misiūnus, tatuiruotės. 972. Tik nebus šio konspiracijos. Čia brolis tikrai yra? Manau, kad ne. Komentarų skiltyje vyrai nesutarė
aptamtų vyriškų kelnių klausimų. Jie nesutarė dėl... Gerai. Pažiūrėkime, yra kelnes, aš kaip suprantu, čia yra šitos kelnes. Aš esu matęs tokių kelnių tikrai. Ir esu matęs ir Rietavo turguje vaikščiančių žmonių ir netgi yra pardavinėjimas. Bet aš dabar žiūriu iš šių dviejų vyrukų nuotrauką ir aš pirmiausia norėčiau atkreipti dėmesį ne į kelnes, o į gerbiamojo Vaido Baumilos antkaklį. Aš suprantu, jie susiginčia, nes čia ir Livijaus kelnes, taip tos aptemtus. Ir ką jisai sako, Vaidas Baumila, oi, čia tokius nemadingus, tu negali vaikščioti su tokiom kelnėm, ne? Žiūrėk, Vaidai Baumila, kodėl tu dabar esi užsidėjęs rykliaus dantis ant savo kaklo? Visų pirma, tai tu nesi Ievos Vanvaikins, kad galėtum rengtis kaip banglentininkas, vienas dalykas. Antras dalykas, Lietuvoje negyvena rykliai, tai čia baisiausias netitikimas yra. Irgi nesąmoningai atrodo, piski ešeriaus kokius nors, tas džiuvinto vytinto ešeriaus ašakas užsiklijuok. Būk lietuviškas, normalus vyras, o ne kažkoks iš Bahamų atvažiavęs čia. Ir jisai prisipisų prie kelnių. Iš kur čia yra matyti dantukai? Yra naikai kokį puskanalį, kur ten auga lietuviškas midijos, tas raigis, kriauklis, tas blėd išsikabink. O dabar jis prie kelnių prisipiso. O tu Maikė bent kartą esi buvęs gyvenimą užsidėjęs. Primena nesąmoningas dviejų šunų peštynės. Tas be Maikės. Žinot ką, imkite abudu. Jaučiu Bibi, viens į vieną galą išsikaskit, kitai draskykitės taip. Ir nesipeškit. Mes kaip vaikščiojom su aptemtais džinsais, taip ir vaikščiosime. Mes kaip vaikščiojome su mokasinais, taip ir vaikščiosime. Ne už tokią Lietuvą kovojom, kad du išsitaturavę plikščiai čia mums aiškintų, su kuo mes turim vaikščioti. O tu Livija vaik kaklą nusiprausk, nes nesitu čia Conors McGregoras. Fekalijomis apipiltas Remigijaus Viršilo Audi. Po šio išpuolių kvietimas išsiaiškinti santykius gyvai. Nu va. Ir priėjome mūsų dugną. Man vienas draugelis buvo žaidėm slipinių ir sugalvojo, buvo kaip tik išėjęs Slumdog Millionaire filmas. Ten apie 2008 gal, ne? Kažkur taip. Tas prisižiūrėjo debilis, Viganduks. Iššoko į laukų tualetą. Iššoko į laukų tualetą pasislėpti. Nenuskendo, nes pas mums nieks neveduriuoja kaime, vis tik tai kietai svaro. Bet vis tiek įsmigo, jau iki pažastų. Jis to, mam, atėjo tėvas, kvietės kaimą, turėk ir rūkyklą visą nuversti. Iškasėm. Radom tą vaiką, paskui ir tu šūdus visi iškasėm ir palikom tą duobę. Ir man atrodo, legenda byloja, kad į tą duobę naktį kažkada įkrito moteris neščia. Ir toj šūdų duobėj pagimdė vaiką. Ir pavadino Haroldu. Ir paskui nieks jau tos moters nebematė, neberado ir kažkas sakė, kad tas vaikas dabar, labai jam ten blogai yra, atsilikęs gal net yra, labai smarkiai, bet intoksikacija buvo, kai gimė, nes pats pirmas kontaktas buvo ne su mamyte, o su išmatojom visi seniais gruntų. Bet labai sekės pataikyti krepšį iš toli. Visai taip. Ir įmesdavo. Vat dievulis vieną atėmė, bet sėkmės pridavė. O čia visai nesusijusi naujiena. Po šio išpuolio kvietimas išsiaiškinti santykius gyvai. Žinot ką, aš siūlyčiau, aišku, čia jie norės muštis, Viršilą sako, ateik, aš tai supizdinsiu, ten Haris sako, kažką. Aš jums siūlyčiau paimti 2 kibirus didelius, majonezinius, tos, kur kebabinėse kaime turi. Kas pirms prišika iki viršaus, su kaupu. Per galit kelias dienas tiesiog sėdėti laivą, šnekėti, juk ten doneitins kaimiečiai visi. Šikit jūs tiesiog, ir paskui kuris pirms prišika gali apipilti kitam galvą. Man atrodo, čia būtų įdomiau negu Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Šūdai Viršilai. Wow, koks. Iš tikrųjų, Iš kur tu šūdų gavai? Belickaitė šūdų prisirinkęs. Matei, kur su kirminais tie šūdai jau. Žmonės pasijumis vidus ir supuvęs. Nu tu. O dėkui už liutuką. O dėkui už kepuriuką.
Ir dar A7 audinį. Šiaip viršilą aš tai suprantu, kur pišiau aš iš viedro jam per zūbus. Už mano A7, jeigu apipiltų. Raudona, nors raudonas negaila. Rima čia. Rima iš Mango? Čia Rima iš Mango? Rima yra vyras. Nes vyrai tik tai su amžium gražėja. Bet Rima kokia išgražėjus. Ir momentėlis, kad gal net Oksana Pikul. Rima yra Indrė Stonkuvienė ir Oksana Pikul. Sumeski vieną, įkiški blenderį ir vagausi tokį moterį. O ko? Pirmas į gyvenimą tokioje atviroje fotosesijoje. Man tai tokie straipsniai iš tikrųjų labai neįdomus. Aš kartais tik dėl nuotraukų nueinu pasižiūrėti. O, vieną nuotrauką. Jūs Instagramo vartotojai, jūs supisti nedėkingi išlepinti šunsnukiai. Rima, pirmą kartą tokioje atviroje fotosesijoje pasirodo 416 laikų. Aš atsiprašau. Rima yra tikrai verta daugiau. Vien už Raskila. Pamirškim dainas. Pamirškime Rimos kūrybą, pamirškime dainas. Gerai, jeigu jau tiek nereiškia. 416 laikų, aš nežinau. Eim palaikinti. 417. Eik palaikinti ir tu. Vienatvės vainiko panaikinimo ritualas. Datų nagrinėjimas. Aleksėjus. Rytoj turiu 3 vietas vienatvės panaikinimo ritualui, o jeigu norite, kad jūsų data būtų šį vakarą išnagrinėta viešai vaizdo formatu, komentuokite savo datą po šio postų ir dalinkitės jo. Sėkmės jums. Aš atsiprašau, vienatvės panaikinimo man tikrai reikėtų. O kodėl negali 4 vienatvį panaikinti per visą vakarą? Čia kažkokį kvotą jie turi, Aleksėjai visi. Ir kodėl visada rusiškų akcentų kalbantys žmonės yra apdovanoti tokiais dideliais gebėjimais? Ekstrasens. Aš norėčiau būti Vladimiras. Labas vakaras, šį vakarą turiu 3 bibių padidinimas seansas. Rašykite savo gimimo datas ir jūsų bibys bus nuotoliniu būdu panaikintas. Jeigu norite, kad panaikinčiau šūdus nuo audinės, tada komentuokite man savo mamos gimimo datą ir kokiu šūdų dabėjai esate gimęs. Tada bus nutrauktas visas jūsų prakeiksmas. Jeigu norite didesnių kojų, komentuokite no leg day, every day. Ir per vieną dieną užauga ant vienos kojos maždaug 1 kilogramą raumeninės masės. Tada tiek. Sporto naujienas. Ryto ir Žalgirio dvikovoje muštynės tarp B tribūnos ir apsaugos. Kaip čia taip jie susimušė, nesuprantu. Bam, 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 apsauginiui. Oi, kaip skaudžiai. Vau, geras. Fainai, tikrai smagu. Labai. Kita naujiena. Palačia tos pačios maikės, bet kita naujiena. Lietuvos benamių rinktinė. Ryto Žalgirio dvikovoje. Tos pačios maikės. Lietuvos benamių rinktinė pasaulio čempionato bronza. Tai ten buvo iš benamių rinktinės, kur benamiai mušasi tarpusavėje ir geriečiai laimėjo bronzą. Valio! Padėlyje yra, apskritai kalbu, tokių susireikšminusių žmonių. Jūs gal, blet, kreipiuosi į visus padėlistus. Nusileiskit, kai kurie, blet, ant žemės ir pradėkit žaisti. Nes, blet, jau savo visus tos, blet, kompleksus, tai investuoja, blet, į kažkokias tai aprangas, vaizduoja. Žaiskit, blet, aš pritariu Ąžuolui ir aš norėčiau pasakyti žinutę lygiai taip pat, bet ne padalistam, bet dugninių meškerių atstovam. Blet, jūs tarpe yra tiek daug susireikšminusių. Jūs savo kompleksus kompensuojat kuo ilgesnėm meškerėm ir kuo kvapnesniais masalais. Jūs, blet, gal į spiningistus pažiūrėkite ir į plūdininkus, kaip jie žvejoja. Jūs, blet, pradėkit žvejot, o ne išvažiuoja naktim parom, geria ir po dienos ateina meškį ir pasiimti karpį parsineš. Jūs, blet, kaip Ąžuolas pasakytų. Reklama. Prekės iš Lidl, 7 eurai už 1 kilogramą, nemenčiu. What the fuck?
Čia kažko aš nežinau. Gera naujiena Lietuvoje. Gera naujiena Lietuvoje. Dabar galiu išburti prekes iš Lidl. 1 kilogramas 7 eurai. Va, aš jums sakiau, kuo stipresnis rusiškas akcentas burnoje, tuo yra daugiau supergalius. Prekės iš Lidl 7 eurai 1 kilogramas. O čia tai burtas. Kas perka įmonės vardu, tas gali nusirašyti PVM, tai jiem 5,79. Ant įmonės dar pigiau. Tupis, kas čia yra. Pasižiūrim, kokie daiktai. Čia bus tik A kategorija, gali būti pažįsta pakuotė, bet daiktas viduje visiškai naujas. Tai matom, Parkside įrankį. Gerai, o pats Džonas Lidlas žino apie šitos dalykus. Kad nemenčiniai yra pardavinėjai po kilogramą. Tai kaip jos vagia čia? O kas čia yra? Po 25 Aš nieko nesprantu. O mokat 7 eurų. Žiūrėk, tu gali nusipirkti kilogramą už 7 eurus, ten rasi. Preso treniruoklį, kavamalę, bulgarkę. Iš karto matosi, kiek jis sveria. 4 kilogramus 5. O kainuoja kiek čia? 20-30 eurų. 20-30 eurų. Parkside įrankiai ir vėl. Sodų įrankiai, va. Čia galima ir giliau žiūrėti, bet negaišim laiko. Grilius. Lempos. Čia pas mus jau galima vogti, iš tikrųjų taip paprastai gali vogti iš sandėlių, arba, na, šit tikrai ir nelegalu. Man tiesiog nusvyra rankas ir viskas. Aš nebeturiu ką čia komentavati, nes tokia akcija didelė. Galbūt, nežinau, galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom su to Lidlu, kad ėjom ten, pasirodo, tu gali nusipirkti už 7 eurus kilogramą. Gal taip, jeigu tau reikia pramaitinti šeimą, tu nepramaitinsi. Galės tavo šeima bulgarkį valgyti ar sasvinių. Bet, blėt, kaina, tikrai, negali nepirkti. Ypatingai nemenšainiai. Super, bernai, super. Orai! Naujausia orų prognozė. Aišku, kas bus savaitgalį. Sekmadienis ir šeštadienis. Greičiausiai bus savaitgalį. Kita naujiena. Viso gero Lietuvą. Pagaliau paskutinė. Blondė. Vėl blondė. A čia iš tos pačios grupės? Super blondinis? Atominis blondinis. Kaip yra 6 ir 6,9 dabar. Gerai, paklausom. 3, 2, 1. Nu ką, hebrytė, turiu naujo. Trečio gabaliuką rašomą pradžią. Paklausom biški, ne? Paklausom biški, ne? Ne, tai ne. Galim ir neklausyti. Nu gerai. Odontologas įkėlė. Kažkodėl odontologas įkėlė, bet blondinė. Geriausiai akytis, kad laks. Paklausim, ne? Čia jau irgi ten, kur du liūtai gyvenama, aš daug iš tų kraštų spėjau. Jau. Kaip, pažiūrėk, 20 sekundžių jau praėjo, dar nepradėjo dainuoti. O muzika, man atrodo, pirkta iš interneto, kur yra ta free samples, beatbox, ką? Ne, kur būna... Kaip tai vadinasi? Vėžis mano miestas, čia slabakas, tu nekviestas, rabotegos išnaglėja, mentai čia suįžulėja, teismo rūmose nuo seno daug. Čia paltukas apsirengęs, blondinis peruka? Manęs klausia, kas tu tokia? Kurų pragyvena, Burzakų neprisiskaitė, pats kelis raitė, aplink senvagė išliaužė laikraštukai, straipsnius daužė, storos sėpkės, plačios mordos, smauk iš miesto girdi čiortas, naktimis čia pavojinga, kulkomis rajone sninga. Kulkomis rajone sninga. O! Va čia yra tikroji Jessica Šnai, man atrodo. Jeigu mes nematysime kitą vasarą jos Panevėžio stadione rengiančią koncertą, kur yra net gal 400 vietų, aš nelinkęs esu kritikuoti tokios muzikos, nes aš pats mėgstu ir repą, ir parepuoti, ir tikrai, žinote, mano ir gerus coverius, oi gerai, oi miške gerai, oi gerai, ir gamtoj gerai. Naujų bytų ištrauka. Man tai gal biškutį norėtųsi daugiau žaismingumų.
Nes dabar buvo tik tai vienas eina bitas ir sakau, kada suvytas. Nu, toks, žinai, nelabai. Bet paklausykime, ką Lietuvos žmonės, kurie tikrai turi labai gerą skonį, kurie mėgsta viską kritikuoti. Kuo geresnį gabalą, pavyzdžiui, išleidžia, ne koks nors ten Jessica Shai išleidžia gabalą, nahui rašo ten kokie nors ekspertai. Man atrodo, ausis biški, nabėga kraujukus iš ausų. Ne, Igne. Biški meningitis, man atrodo, netgi prasidėjo. Daug šiandien pamatėme nuo tikras šlavynas šiandieną. Turiu pagirti, Davidai. Ačiū tau labai. Tokio šūdų seniai neturėjom, šūdų koncentracijos. O mūsų YouTube kanalas sako jums ačiū ir norime pakviesti jūs sekti kanalą, vadinasi Stonkaus kanalas. Mes turim net 54 700 subscriberių. Jeigu mums pavyktų iki kalėdų surinkti kokius nors, pavyzdžiui, 100 000, gal mes kažką galėtume netgi sugalvoti papildomiaus, ne, pavyzdžiui, turiniaus kokį nors pradėti kelti. Būtų gal gerai, įsivaizduok, jeigu keltume viską, ką čia šneka, tas personažas. Bet jaučiu, čia būtų pavojinga, ne? Nu jaučiu, būtų pavojinga išsikarpytų ir tada būtų kaip Algiui Ramanauskui, man. Būtų 6 pareiškimai į prokuratūrą. Bet žinot ką, jūs pasubscribinkite. Mes vis tiek gal kažką sugalvosime. Šiandieną tiek būtų iš Vytų šou, jeigu turite naujienų, mačiau, žmonės man siunčia, bet nereikia tik tai sašlavinus siūsti, žinokit, kiek čia, mes žinom, kad yra blogai Lietuvoje tik tokį, bet yra ir gerų dalykų. Atsiųskit, nustebinkit. Atominis merginas, atominis blondinis, norime kreiptis į jūs. Ar galite padaryti Vyto šou džinglą? Tai Vyto! Įjunkitės visi greičiau. Tai mūsų šou, tik čia priteliko arčiau. Ar kažką panašaus. Nebūtinai taip, kaip aš dainavau. Per žodžiu. Tai va, ačiū labai už peržiūrus, ačiū už komentarus, laikinkit, subscribinkit, viską ten darykite. Bet svarbiausia, kad padarom, kad būtų kitos savaitės 55 000. Gerai, 300 subscriberių, man atrodo, per epizodą. Nėra taip sunku pridėti. Ačiū labai, myliu jūs visus. Linkėjimai visus Lietuvos miestus ir Lietuvos visus mažesnius miestus ir Lietuvos visus kaimus. O didžiausi linkėjimai Kretingaliai ir blem Senunaitį jau spalio 15 dieną, tu dar eglutės nepapuošysi. Jau reikėtų paskubėti. Ate.